Turbūt visi, ir mamos, ir tėčiai žino, kad geriausia, kai kūdikis maitinamas mamos pienu. Tačiau kartais mažiesiems prireikia ir buteliuko. Kai mama šiek tiek toliau, kai reikia atsigerti arbatėlės, sulčių, o gal pieno ne visada pakanka. Ką tokiu atveju rinktis? Reportažą pristato žurnalas Tėvų abėcėlė. Visos mamos puikiai žino, pats geriausias, sveikiausias ir patikimiausias kūdikio maitinimo būdas – iš mamos krūties. Tačiau anksčiau ar vėliau tenka pagalvoti ir apie kitas priemonės – arbatėlę, pirmąsias sultis, o kai kurioms ir mišinėlius. Kokį buteliuką pasirinkti, kai parduotuvėse akys mirga nuo įvairiausios pasiūlos. Patys geriausi produktai sukuriami paprastai tų žmonių, kurie kurdami naują gaminį galvoja apie savo vaikus. Šios buteliukus prieš 12 metų sukūrė gydytojas dr. Braunas savo dieglių kamuojamam sūnui. Dabar šie buteliukai yra gavę 8 apdovanojimus kaip geriausias kūdikių produktas JAV. Kuo jie yra išskirtiniai? Šie buteliukai turi vidinę oro cirkuliacijos sistemą. Per ją oras per žinduko antkaklį patenka tiesiai į tuščią ertmę virš skysčio, visiškai nesusimaišydamas su pieneliu ir nesukurdamas jame jokių oro burbuliukų. Dėl šios priežasties kūdikis visai neprisiurbia oro, kadangi oro burbuliukų paprastai susidaro jie pienelėje ir kūdikis tuo oro prisiurbia būtent su pieneliu. Gerdamas iš tokio buteliuko kūdikis rečiau atpila maistą, jį mažiau kamuoja pilvo diegliai, nes organizme nesikaupia dujos. Dr. Brauno buteliuke oras cirkuliuoja laisvai ir nesusidaro vakuumas. Todėl vaikui patogu žįsti. Jungtinėse Amerikos valstijose atlikti tyrimai parodė, jog šiuose buteliukuose pienas ilgiau išsaugo vitaminus C, E, A ir lipidus. Oksidacija, tai yra oras skaido C vitaminą ir įprastose buteliukuose, kuriuose oras praeina pro pienelį, sukurdamas jame oro burbuliukus, jisai ženkliai sumažina C vitamino lygį, o kai sumažėjo C vitamino lygis, iš karto sumažėja A ir E vitaminų lygis. Dr. Brauno buteliukai yra kelių rūšių – krūtimi maitinančioms mamoms, įprastos formos buteliukai ir buteliukai neišnešiotiems kūdikiams. Šiuose buteliukuose yra žindukas, kuris skirtas patiem mažiausiam, kuriem dar labai sunku žįsti. Visi buteliukai turi oro cirkuliacijos sistemą, kuriai valdyti skirtas specialus šepetėlis ir žindukas, kuris dedamas pagal kūdikio amžių. Taip pat yra kelioninis dangtelis, kuris uždaro buteliuką, kad skystis neišsipiltų. Visus žindukus galima įsigyti atskirai. Žindukai yra nuo 0 iki 3 mėnesių, nuo 3 iki 6 mėnesių, nuo 6 iki 9 ir virš 9 mėnesių kūdikių maitinimui. Tėveliai Dr. Brauno buteliukus gali rinktis polipropileninius arba stiklinius. Kitas Dr. Brauno pasiūlymas jauniems tėveliams, o tiksliau jų mažyliams – ortodontiniai čiulptukai. Primename, kad odontologai siūlo tokius čiulptukus duoti kūdikiams iki 1 metų. Jų forma yra pritaikyta specialiai besivystančiai kūdikio burnytei, kad teisingai formuotųsi sąkandis ir, kaip matote, irgi yra iš labai minkšto silikono, kūdikis mielai juos priima. Kuri mama nenori, kad jos kūdikis greičiau paaugtų ir taptų savarankiškesnis. Tuomet jau galima pagalvoti ir apie pirmuosius maitinimo indus ir įrankius. Dr. Brauno mokomieji puodeliai yra net kelių rūšių. Nuo 6 mėnesių su lanksčiu snapeliu, kad vaikui būtų lengviau priprasti gerti. Šis puodelis yra kietų snapeliu, skirtas kūdikiams nuo 9 mėnesių, kurie jau pakankamai pajėgus yra gerti. Jis taip pat yra neišsiliejantis, turi vidinį vožtuvėlį, o vėliau galima tą vožtuvėlį išimti ir tiesiog naudoti kaip paprastą gertuvę. Pirmajam kietam maistui valgyti galima išsirinkti patogią, neslystančių pagrindų lėkštutę, dubenėlį ir ergonomišką šaukštelį, kuris yra mentelės formos ir išriestas, kad būtų patogu maitinti. Čia jūs matote maisto laikymo indelius. Jie komplektuojasi po 4 vienoje dėžutėje, yra 4 dangteliai. Mama gali susidėti tiek porcijų, kiek jai patogu, 2, 1 ar 3. Patogu labai įdėti į vežimėlius, nes jų forma yra pailga, taip pat galima laikyti šaldytuve. Jei keliaujate pasivaikščioti, o gal su kūdikiu išsiruošite į kelionę, labai svarbu neužmiršti visų jam reikalingų daiktų. Viską labai patogu laikyti vienoje rankinėje, kuri laiko šilumą, o jei reikia ir šaltį.
Visi krepšiai tvirtinasi prie vežimėlių su tokiais lipdukais, juose yra specialios kišenės vis stiklam, mobiliajam telefonui, mamai, taip kad nereikia daugiau kitų krepšių su savim turėti. Pirmasis buteliukas, žindukas ir maitinimo indeliai jau išrinkti. Galime palinkėti gero apetito ir aukite sveiki.